Cepelinai, bankuchenas, kugelis ir sultis Elmenorster yra 100% lietuviški produktai. Bet ar tikrai taip? Žodis Elmenorster įtikinamiau skamba ne iš lietuvio, bet iš bavaro lūpų. Sultis Elmenorster Lietuvoje yra jau nuo 1992 metų, o Lietuvoje gaminamos nuo 1997 metų. Tačiau daugeliui vartotojų šis faktas yra nežinomas. Iššūkis. Elmenorster pristato rinkai naujieną – gėrimus Elmenorster gimtinės. Naujienos komunikacija turi ne tik įtikinti vartotojus, kad šis produktas lietuviškas, bet ir susieti patį prekės ženklą Elmenorster su Lietuva – vartotojų įžvalgos. Lietuvos vartotojai nori kokybiškų, lietuviškų gaminių. Tvirtai tikima, kad lietuviški maisto produktai yra sveikesni ir natūralesni, nes pagaminti iš vietinių žaliavų, todėl emociškai savesni ir pranašesni už importuojamus. Kūrybinė strategija. Pasiūlėme vartotoją ir prekės ženklą susijęti stipriu emociniu ryšiu. Tam pasitelkėme nostalgiją, geriems laikams grįstą komunikacijos platformą. Susijęme kiekvieną mūsų asmeninę gyvenimo istoriją ir augimą gimtojoje aplinkoje su prekės ženklo augimu ir revoliucija kartu. Elmenorster gimtinės išsaugo vertybės, auga ir keičiasi kartu su mumis. Sprendimas. Reklama televizijoje. Gera, kai saulė leidžia auksą lietama. Gera, kai po langais dainuoja sutema. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu man padainuotum dainą to? Mėgaukitės lietuviškų vaisių skoniu, ragaudami gimtinės sulčių gėrimus Elmenorster. Gera dalintis. Veiksmai internete. Žaidimas Facebook'e Keliauk po Lietuvą su Elmenorster. Kasdien Facebook profilio Mano gimtinė nariams paskelbiama vis kita lankytina Lietuvos vieta, į kurią reikia nuvykti ir originaliai nusifotografuoti su Elmenorster gimtinės pakuote. Nuotraukos, už kurią balsuota daugiausiai kartų, autorius gauna dėžę sulčių gėrimo Elmenorster gimtinės. Taip pat interaktyviame žemėlapyje Facebook vartotojai gali pažymėti savo gimtinę, sužinoti, kur gimė jų draugai ir gauti naudingos informacijos apie įdomiausias lankytinas Lietuvos vietas. Išstatymai pardavimo vietose. Produktų linijos pratęsimas. Gera, kai saulė leidžia auksą lietama. Naujiena. Atsigaivinkite gimtinės obuolių ir rabarbarų sulčių gėrimų. Elmenorster gimtinės naujiena. Obuolių ir mėlynių sulčių gėrimas. Elmenorster iš tikrų vaisių ir uogų. Pasiekti rezultatai. 4% rinkos dalies po vienos kampanijos. Sultis Sido Morning startavo su didesniu biudžetu ir užėmė 1% rinkos. 72% respondentų nuskaitė komunikacinę žinutę, kad šis sulčių gėrimas pagamintas iš lietuviškų obuolių. 68% respondentų tai labai svarbu.